Jie taip pat nesupranta, ką reiškia sunkus darbas, režimas, grindinti, eiti ir siekti to, ko tu nori, svajonė, tikslas. Aišku, matosi, kaip aš tobulėju ties kiekvienu video nuo pat pradžios. Bet, čia yra mano tipažas, tai čia dėl to aš atsiprašau. Ir aš esu pasiekęs, ir aš jau čia kažkoks verslininkas. Okei, kad tu verslininkas, bet vien dėl to, kad tu pasiekęs kažką ir tu bandai kažkam kažką sakyti, blogo. Ir tik tais, kadangi tu gali pasakyti, nes tu kažką pasiekiai, galbūt jums reikėtų susitikti gatvėj ir pakalbėti akis į akį tiesiog ramiai, šalia, be kamerų, be nieko, čia yra kameros. Vat ką daro social media, kad kiekvienas turi tą savo personą. Sveiki. Praėjo keletą dienų po Dirkščio video. Šiandien mano gimtadienis. Tai realiai kuriu šitą video biškį anksčiau, nes šią dieną aš negalėčiau nufilmuoti. Noriu save pasveikint su gimtadieniu. Tie, kas matys šitą video ir jeigu parašys komentarą, kad su gimtadieniu, ačiū labai, man tai daug ką reiškia. Sueina 25 metai jubiliejus. Reflektuojant į tai, ką aš dabar darau, kai kiekvieną kartą sakydavau ir kiekvienais metais sakydavau, kad va, dabar pradėsiu YouTube, va, dabar pradėsiu vieną projektuką, va, dabar pradėsiu šitą dalyką, va. Ir vis darydavau tą va, niekada nepradėdavau. Ir aš noriu pasveikinti save ne tik dėl to, kad mano gimtadienis, bet taip, mano gimtadienis, aš šitą darau jau 3-4 mėnuo bus jau, man atrodo, biškai dabar jau pasimečiau tarp mėnesių. Ir aš nesustoju, aš toliau grindinu. Kai šitą laikas. Aš galvojau, blemba, kai pakeičiau kameras, įsispręs šitą problemą. Whatever. Anyways. Pagal jūs, tarkim, svajonės pildosi. Pagal mane, tikslai pildosi. Kadangi aš nors ir pakeičiau savo svajonės į tikslus, YouTube buvo ta svajonė mano, kurią aš įsipildžiau. Ir realiai man biškai graudu dabar taip, nes aš labai džiaugiuosi savim. Ir šiaip kiekvienas žmogus, jeigu tiesiog pajudintų šikną, žinokit, būtų daug lengviau. Esmė yra tokia, kad svajonės pildosi, jeigu jūs jas sekat. O dabar pradėkime šito video pradžią. Noriu dar kartą padėkoti Dominikui Dirkščiui. Ir aš nors ir su tau rašęs ir susirašė mes, kad dėkoju tau. Ir pašnekėjom šiek tiek per žinutės. Esi tikrai nuostabus žmogus. Jaunas, protingas, žinantis, ką pasakyti žmogus. Ačiū tau už šitą dalyką ir aš šitą dalyką priimu kaip gimtadienio dovaną savo, kad į mano kanalą mažą įėjo toks didelis įtakingas žmogus. Praeikime prie pagrindinių temų biški. Aš tik išleidau video ir vienas žmogus jau pamačiau, kad žmogus parašė. Jam parašė didžiausias besmegenis Lietuvoje, ar kaip tenais. Dabar nepamenu. Iškart nepozityvumas. Pirmas dalykas, tam žmogui Dominikas nieko nepadarė, nieko nepasakė. Dominikas siekia savo tikslų. Aš taip pats būdavau tas žmogus, kuris stumdavo nuo seniau, kai aš dar net nebuvau pradėjęs daryti YouTube'es. Ir savo antram video aš esu pasakęs, kad interpretacijas jis netaip pasako. Bet jis gerus argumentus numetė apie tas interpretacijas, apie tai, kaip kiti žmonės tą patį daro ir net blogiau. Nes, kai būna kova, let's face it, UFC, KOK, One Championship, boksas, visi jie keikiasi, varo vienas kito. Kad ir tie influenceriai, Most Valuable Promotions. Paskui DNZ, man atrodo. Toliau, Misfits, tai čia influenceriai. Tai, visur tas pats dalykas. Iš mano pusės buvo nepagalvota tada, seniau. Žmonėms jis nieko nepadarė. Kiekvienam žmogui neįtiksi. Ir aš tą pastebėjau ir taip man tiesiog šlykštų daros. Kur atrodo, aš nenustosiu to sakyti. Aš nenustosiu skleisti pozityvą, aš nenustosiu skleisti motivacijos ir sakyti, kad žmonės, jūs turite susijimti.
jūs turite pradėti rodyti pavyzdį, meilę, pagalbą. Bet atrodo kartais, kad mes praradę tą viltį. Lietuva visiškai dugne sėdi su kiekvienu žmogum. Ir tas, kas žiūrėjo šitą video ir būtent tas žmogus, kuris mėgsta pastumti, pasakyti kažką blogai arba šiaip įžeisti, jisai nusijoks, paims, nepažiūrėjęs viso pilno video ir dar ant galo dėl to, kad aš šiek tiek apsiverkiau pradžioj, nes tikrai emocijos mane paėmė tos džiugios. Sakys verksnys, gal tu geriau nebedaryk YouTube'ės, gal tu geriau keisk veiklą, tu nevykėlis. Žmonės tie, dažniausiai kurie nieko nedaro, argumentų tikrų neturi. Ir Dominikas tą patį yra pasakęs. Ta, ką mes šnekėjom su juo. Žmonės argumentų neturi. Koks žmogaus dažnas argumentas? Tu nebekurk, tu nevykėlis, man neįdomu, čia nesąmonė, tau tai netinka. Ar čia argumentai? Ar čia žmogus, kuris pamatė, kad kitas žmogus stengiasi ir čia tiesiog yra nepalaikymas? Tie žmonės, kurie man tai taiko, jie nepalaiko manęs ir jie nesupranta, kas yra sunkus darbas, kas yra tikslas, kas yra svajonė, ką reiškia grindinti, norėti, paimti, daryti. Ir tie patys žmonės, kurie stumia ant dirkščio, jie taip pat nesupranta, ką reiškia sunkus darbas, režimas, grindinti, eiti ir siekti to, ko tu nori, svajonė, tikslas. Be argumentų. Aš nemanau, kad protingas žmogus ateitų su normaliais argumentais ir sakytų: klausyk, man nepatinka asmeniškai, kad tu skleidi pozityvą ir pagal taip, kai tu tai darai, man atrodo, kad reikėtų, kad Lietuvoje liktų taip, kaip yra, pasaulyje liktų taip, kaip yra, kiekvienas žmogus šnekėtų ant kiekvieno žmogaus, ką nori, kaip nori ir ką nori, ir paliktų šitą dalyką. Čia yra mano argumentas. Sakykime, čia jau yra argumentas, bet jis yra nelogiškas. Nes tu nenori stengtis, nenori, kad pasikeistų niekas ir tau patinka tai, kas dabar vyksta. Tai sakykime, ne tik tavo gyvenime komforto zona, kad tu nenori keistis, bet ir tavo gyvenimo eigoje, kas yra pasaulyje komforto zona, kad tu nenori net nieko pakeisti, pabandyti. Beje, tas žmogus, kuris pasakė, kad reikėjo labiau pasistengti dėl video. Ir labai viskas paprasta. Čia yra išsiplėtimas, gera nuomonė ir jo argumentas. Ir aš tai priėmiau labai gerai ir iš tikrųjų nudžiugino mane. Nieko blogo prieš jį neturiu. Tiesiog, jeigu pažiūrėtų mano video visus ir nuo pat pradžios, mano yra toks tipažas. Jis yra labai simple, paprastas, kaip tu sakai, duodantis žodį, kokį reikia. Tai čia ir buvo mano misija ir tikslas. Aišku, matosi, kaip aš tobulėju ties kiekvienu video nuo pat pradžios. Bet, čia yra mano tipažas, tai čia dėl to aš atsiprašau. Gal kitiem tikrai ne prie širdies. Bet man asmeniškai, kaip aš tai darau, man labai teikia laimę ir man labai patinka. Aš nesakau, ta prasme, kad kiti YouTuberiai, kur deda efektų belenkiek, ten viską daro, ten bum, 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 bum. Nesakau, kad nepatinka, tiesiog tai yra ne mano tipo, man per daug visko. Aš labai žmogus, kuriam patinka paprastumas. Tai va dėl to pas mane viskas taip realiai po lygiai, jaukiai, paprastai. Dėl Dominiko jis neturėjo daug laiko, jis turėjo labai mažai laiko. Jis atvažiavo, mes iškart sėdom, aš net nespėjau visko sureguliuoti, visko sujungti, daug ką pamiršau. Greit padarėm, greit pasikalbėjom, bum, išvažiavo. Viskas. Neturėjau daug laiko, labai gaila. O grįžtant prie tų argumentų, komentarų ir visa kita, tai žmonėm neįtiksi. Kiekvienas žmogus tau sakys vis tiek blogą dalyką. Jeigu tu darai vienam žmogui gerai, jam patinka, atsiranda kažkoks žmogus, kam blogai. Ir jeigu tu bandysi įtikinti tą kitą ir bandyti daryti pagal jį, ir tada jam gerai, tada bus kitam žmogui blogai. Ir visada šita karuselė suksis. Visą laiką. Gerai, blogai, gerai, blogai. Gerai šitam, tada blogai šitam. Dabar gerai šitam, tada blogai šitam. Nu gerai. Padarysiu, kad būtų gerai jam. Eina savo, iš kur tu atsiradai, dabar blogai tau. Visą laiką kažkam kažkas blogai. Nekreipkite dėmesio tas, kas ką sako. Prisiminkit, kad jūsų didžiausi fanai, nežinau, kokį tikslą jūs siekite, svajonę ar kažką, bet kiekvienas hateris yra jūsų didžiausias fanas. Aišku, yra žmonės, kurie pasiekia ir vis tiek kritikuoja, bet čia jau yra narcizai, egocentrizmas ir puikybė, nuodėmės, kad tu pasiekęs
ir tada kažką sakai ant kito, ir paskui gali sakyti, bet aš pasiekiau, ir aš esu pasiekęs, ir aš čia kažkoks verslininkas. Okei, kad tu verslininkas, bet vien dėl to, kad tu pasiekęs kažką, ir tu bandai kažkam kažką sakyti, blogo, ir tik tais, kadangi tu gali pasakyti, nes tu kažką pasiekiai, ne, čia narcizmas, egocentrizmas ir puikybė. Tai yra nuodėmės. Tai dėja ir tu nieko negali pasakyti. Reiškia, tu nieko nepasiekiai. Tik dėl to, kad tu turi gražų kabinetą ir gerą stalą, o aš čia sėdžiu ant kėdės virtuvės, tai nepakeičia, kokie mes esam žmonės. Tai nepakeičia, kad aš noriu padėti, o kažkas nori numenkyti. Aš čia nekalbu kažkam tiesiai, aš čia kalbu bendrai žmonėm, tie, kurie labai smerkia visus. Dominiką, influencerius ir visą kitą. Tai tiesiog reikėtų biški adekvatumo, supratimo, tobulėjimo, skaityti knygas, platesnio požiūrio ir būti žmonėmis. Kitas dalykas, pamenat, kai su Dirkšiu kalbėjau ir sakiau, kas ten įvyko su Tarzanu. Okei, aš pasakysiu taip. Mano nuomonė apie Tarzaną. Nei jis man patinka, nei nepatinka. Gerbiu kaip žmogų. Kontradiktinčiau save, jeigu sakyčiau, kad jis man nepatinka, nes jis tą daro. Bet jis kažką siekia. Jis kažką vis tiek daro su savo vardu, ten pasiėmė iš Jungle Kingo to fame ir jis kažką su to suka. Nu tai nedurnas čiuvakas. Tikrai eina ir bando. Aišku. Nereikia ten užsipuldinėti to Marko, nereikia ten beveik trenkti jam ar dar kažką. Valytuvė, tu, blėt, kurva. Valytuvė. Eik, mane možiukai kaip pavisuoju. Bet kaip praleido pirmą? Ką jau ir kažką. Bet Markui nereikėjo sukurti šito savo podcast ir pasakyti šito. Jo, tai prisijęs, karočiui, aš tau paaiškinsiu, biškai paprašiau, nežinau, gal tavo ta didelė gigantiška galvos nuo smegenim kažkaip dais informaciją. Suprantu, kad ten šūdo placebo tie smegenys plaukia, bet gal kažkokiu būdu prieis prie tavo smegenėlių šitą informaciją. Aš tau paaiškinsiu paprastą labai dalyką. Kodėl tu esi populiarus, ne? Tu esi populiarus per tą prizmę, per kurią nieks nenorėtų šiaip būti populiarus. Tu gyveni iliuzijų, kad tu esi žinomas ir juokingas, bet mes juokiamės iš tavęs, ne su tavim. Tu esi kaip tas mažas, vargšas, gležnas berniukas šūliai, iš kurio visi tyčias ir rodo pirštų. Tai va tu toks esi ir tu galvoji, kad tu kažkas iš to esi. Tavo populiarumas yra Minedo lygio ir Minedas po savo populiarumo piko, po to dirba Maksimos kasininkų. Tai tas laukia arba kalėjimas, arba tokia pati pabaiga. Tipo. Tai negyvenk iliuzijų, kurioje gyveni, kad tu esi kažkuo įdomus ir juokingas, tu esi absoliuti socialinė šiukšlė, iš kurio žmonės mėgsta pasijuokti, vien tik tam, kad suprastum, kiek jie yra geresni ir aukščiau už tokius kaip tu. Tiesiog tu esi tas padaras. Tu realiai esi hekas. Tu esi hekas dėl to, nes negalima juokti iš neįgalių žmonių, bet tu esi vienintelis wildcardas, iš kurio galima juoktis, nes tu protiškai neįgalus tipo. Dėl to iš nes galima juoktis. Tu gyveni tokio iliuzijai, kad tu būsi kažkas po to, bet tu nebūsi niekas, supranti, tiesiog būsi tiesiog dugne galų gale. Tai nors jie pasakyti ir esmė tame. Aš suprantu Marką. Markas įsižeidęs. Ir piktas. Paleistai. Aš žinau, kad jis nežiūrės šito video. Markas tikrai nematys. Dėl to, kad aš esu čionais jaunas vaikelis šito industrijai, niekas manęs nemato, bet galbūt kažkada. Ir kažkas pasims šitą žodį. Nekreipkite dėmesio. Aš kaip krikščionis, aš šitą paleidžiu. Aš nesiruošiu kariauti. Aš atsukčiau kitą žandą. Ir aš gailėčiaus. Jėzus yra pasakęs, atleiskite jiems, jie nežino, ką daro. Markai, jis nežino, ką daro galbūt. Ir kaip tu sakai, kad jis neturi proto ar dar kažką. Nu, jis turi tą protą. Jo tiesiog yra asmenybė tokia. Persona tokia. Jis internete toks. Galbūt jums reikėtų susitikti gatvėje ir pakalbėti akis į akį tiesiog ramiai. Šalia. Be kamerų, be nieko. Čia yra kameros. Vat ką daro social media. Kad kiekvienas turi tą savo personą. Tai Tarzanas iš savo pusės taip neetiškai pasielgė. Bet tu, bandydamas pasakyti, kad jis toks ir toks, tu irgi neadekvačiai elgėsi. Tau reikėjo tai paleisti. Ir tiesiog gailėtis jo. Gaila, kad jis toks yra. Bet aš nepykstu ant jo. Nes man buvo tokių situacijų. Aš nesakau viešoji apie viešą erdvę. Aš sakau, kad man yra su žmonėmis panašiai buvę. Kai aš pradėjau eiti dvasiniu keliu, aš atleidžiu. Nes tai yra žmogiška. Tai yra pozityvu. Ir tai yra gera tau. Ir gera kitam. Ir net kitiems. Nes kitiems yra pavyzdys. Ir ką aš turiu omeny? Tiesiog atleisk.
neapsimoka apsikrauti bergždžiais dalykais, pykti ant kito žmogaus dėl to, kai jis nežino, ką daro ir dėl to reikšti savo tokią nekokią nuomonę. Aš tiesiog norėčiau, kai būna šeimoje visi susipykę ir vienas šeimos narys nori, kad visi kalbėtųsi, tai čia aš noriu, kad visi gražiai bendrautų. Tai iš manęs šį kartą būtų tik tiek. Noriu palinkėti jums gražios dienos, geros dienos, būkit pozityvus, šypsokitės, padėkite vienas kitam, padėkite kitiems, mylėkite vienas kitą ir siekite savo tikslų.